Garbė Jėzui Kristui, esu kunigas Eligijus Žakys. Šiuo metu tarnauju Domeikavos Lietuvos kankinių parapijoje ir taip pat esu Kauno Vytauto Didžiojo antrosios rinktinės šaulių kapelionas. Tai dar neseniai, aš save laikau neseniai tapusiu kunigu, dar tik tai 3 metai kunigystės. Tikrai jaunas kunigas dar esu ir tas kunigystės kelionė dar labai neilga mano. Esu kilęs iš Raseinių rajono, Viduklės parapijos ir ten augau. Ir ten ir brendo mano pašaukimas. Iš tiesų, pati pašaukimo kelionė turbūt prasidėjo nuo mažų dienų. Mano artimieji, šeima, iš tiesų tikinti, tėvai tikintis, mano tėtis vadovavo parapijos chorui, mama giedojo ir taip gavosi, kad nebūnant kur mane palikti mažam, jie vedėsi mane į bažnyčią. Vedėsi pirmiausiai būti kartu su choru, būti repeticijose, bet žinot, kaip vaikui. Kiek ilgai gali kantrybė laikyti, žinot, nuo tų giesmių. Čia gieda, o esi 7 metų. Galiausiai atsibosta viskas. Ir aš mačiau, kad mūsų parapijoje yra nemažai patarnautojų, kurie patarnauja prie altoriaus ir man žvelgiant nuo choro atrodė, kad jiem labai smagu, kad jie labai ten yra laimingi. Ir vieną dieną man, būnant galbūt 8-9 metų, aš pats nulipau nuo choro ir nuėjau pas zakristijoną paprašyti, kad leistų man tapti patarnautoju. Ir nuo to čia turbūt prasideda pagrindinė mano pašaukimo kelionė. Nuo to momento pradėjo bręsti mano tikėjimas, aš labiau pažinau bažnyčią, bažnyčios tarnus, patį tikėjimą, jungiausi į bažnyčios veiklas ir taip augo mano tikėjimas. Mano parapijai buvo kažkaip labai lengva būti tikinčiu, nes, tarkim, man būnant 16 metų, mūsų parapijoje buvo 30 patarnautojų. Tai sekmadienio mišios 2 būdavo parapijoje, tai parės nuo 20 iki 30 patarnautojų sudalyvaudami šventose mišiose. Tai nemažas būrys, ten ir draugus atrandi, ir smagu būti drauge. Ir taip kažkaip brendo ta bendrystė ir tas buvimas bažnyčioje ir man buvo gera. Paprasčiausiai buvo gera būti patarnautoju, būti tikinčioj bendruomeniai. Aš atsimenu tokį momentą, tarkim, kaip mes konkuruodavome, netgi kaip patarnautojai parapijoje, ateinant Velykoms, artėjant Velykų šventėms, iš vakaro didįjį šeštadienį susirinkdavom į bažnyčią, į vakarinės mišias. Ir po jų būdavo tikslas, žinot, dabar taip gal pasakysiu, pasivogti liturginius drabužius ir juos parsinešti namo, kad mama juos įskalbtų, išlygintų, juos paruoštų ir kad tu Velykų rytą galėtum ateiti gražus, baltas, gražiai apsirengęs, nes jeigu reiškia, tu turėsi geresnius tos drabužius, tu gausi kažkokį geresnį darbą, tau leis smilkyti, tau leis žvakę nešti. O jeigu to nepadarysi, tuomet tau pritrūkstų drabužių ir tu tokia užsimausi senovinę, užuolaidinę tokią kamžą. Tai mums būdavo jau jaunuoliams nebelygis, neįdomu, jau žinot, jau čia toks jau nefainas dalykas. Ir taip gaudavosi, taip lenktyniaudavom, netgi kas pasiims drabužius, kad turėtume, kad būtume kuo gražesni. Ir taip lenktyniavom tarpusavyje. Nebuvo tai kažkoks lenktyniavimas, kas aukščiau, kas geriau čia kažką pasieks, bet mes per tai ugdėm savo susidomėjimą, ugdėm savo tą pažinimą, nes smilkimas atrodydavo tokia, būnant mažam, tie vyresnieji gavo smilkyti ir tai atrodė, kokia neįtikėtina užduotis, ten kažkas vyksta, dūmai rūksta. Ir man buvo labai gražu tai stebėti ir aš visada siekiau, kad aš galėčiau irgi taip tai daryti kažkada gyvenime. Tai kai pasiekiau galimybę smilkyti, jau tada buvo per mažai kažko, norėjau kažkur augti dar tolėliau. Ir aš sakyčiau, 10 klasėje, o taip patarnaujant šventų mišių metu, man
per pakylėjimą, klūpant priešais altorių, tikiuosi, tai buvo toks Dievo ženklas, jo siųsta mintis, kad aš kažkurią dieną atsistosiu į kunigo vietą. Nebūsiu patarnautojo vietoje, bet atsistosiu į kunigo vietą ir aukosiu šventas mišias. Mintis tokia paprasčiausia, bet nuo jos jau prasidėjo tas turbūt jau grynasis kelias link tos tikrosios kunigystės, jau savęs ieškojimo, kad noriu tapti kunigu. Tai buvo likę porą metų, iki mokyklos baigimo ir jau tada buvo toks, žinot, pradėjau domėtis labiau seminarija, kunigystė pačia, ką daro kunigas, kaip jis savo tarnystę atlieka, kaip atrodo seminarija, nes viena girdi iš žmonių liudijimų, visai ką kita, kai tu pradedi ją domėtis, kai pradedi sekti truputį socialiniuose tinkluose, ką veikia, ką daro, kur dalyvauja, kaip ruošiasi tas seminaristas kunigystei. Ir taip po truputį viskas augo, kol galiausiai, būnant 12 klasėje, išlaikius egzaminus, susirinkau visus reikalingiausius dokumentus ir žengiau pro seminarijos duris ir pradėjau savo kunigystės kelią. Žinoma, tą visą pasirengimo turbūt kelią lydėjo ne tik galbūt tie visokie džiaugsmai, bet buvo gal ir būtų rūpesčių ir baimių, galbūt tų reakcijų, kaip sureaguos. Tėvai mano žinojo apie mano kelią, mano pasirinkimus, tai niekada jie manęs kažkaip neatbaidė nuo mano pasirinkimo ar kažko, kaip tik palaikė, bet tarkim, aš visados bijau savo brolio reakcijos. Kaip jis sureaguos, kai aš jam pasakysiu, kad įstojau į kunigų seminariją, kad pasirinkau tokį kelią. Bet iki šiol džiaugiuosi, nes jis nuostabiai sureagavo, sakė, tu man brolis būsi, nesvarbu ar kunigas, ar ką tu beveiksi savo gyvenime, tu sako, man pirmiausia esi brolis ir juo liksi ir palaikysiu, ką bedarytum savo gyvenime. Bet jo reakcijos bijojau, nes jis jau buvo sukūręs šeimą, jau turėjo ir dukrą, ir šeima sukurta, ir kažkaip buvo keista, kaip pasakysiu visą šitą dalyką. Sakykime, mano parapijoje nebuvo kažkokių iššūkių, kaip ir minėjau, jinai tikinti parapija, gyva parapija ir visi džiaugiasi mano pasirinkimu, kad stoja į kunigų seminariją, tikrai daug palaikymo turėjau, labai daug žmonių, kurie lydėjo ir rūpinosi ir tebesirūpina iki šioliai manimi ir malda ir palaikymu ir tikrai džiaugiuosi už to žmonės, malda juos palaikau ir tikrai džiaugsmas juos turėti savo gyvenime, bet be abejonės buvo ir tokių galbūt iš šono girdimų, galbūt netgi tokių pasakymų, tarkim, išėjo į kunigus, nori kokio geresnio gyvenimo, galbūt tėvai išstūmė į kunigų seminariją, patys klasiokai, bendraklasiai, jų reakcija, nežinau, nutrūko santykis iš tiesų faktiškai beveik su visais bendraklasiais, nežinau kodėl, bet aš kaip tik galbūt norėčiau to santykio, būtų malonu, dabar visi esam suaugę, bet jo nėra to santykio, nes truputį skyrėsi mūsų vienoje parapijoje aš ėjau į bažnyčią, o kitoje parapijoje lankiau mokyklą. Vienoje tikėjimas buvo gyvas, o ten, kur mokiausi, tikėjimas buvo, galima sakyti, gal atšalęs ir jiem buvo keistas paprasčiausiai mano pasirinkimas. Jie nesuprato jo. Tai gal tokie tie iššūkiai, su kuriais susidūriau, žengiant tais pradiniais žingsniais link kunigystės kelio. Tai va. O dabar ta kunigystė, be abejonės, įteikia labai daug džiaugsmo momentų, labai yra malonių momentų, bet yra tokių, kurie galbūt netgi nuliūdina, kurie kartais, gal net, žinot, grįžus namo pagalvoju ir net ašara kartais nubyra, nes būna liūdna.
Tai gal pirmiausia, nuo tų džiaugsmingų gal momentų, tai tikrai yra gera, kad būnant kunigu galiu išgyventi labai daugybę susitikimų, kurie keičia žmonių gyvenimus. Ir dėkoju Dievui už tą dovaną, kurią Jisai suteikė per kunigystę, kad galiu prisiliesti prie žmogaus sielos, prie jo gyvenimo ir jam atėjus galbūt palūžusiam, nerandančiam ramybę širdyje, po pokalbio, po išpažinties galiu išlydėti žmogų su ramybė širdyje, su džiaugsmu. Tai gera būna, tikrai būna gera ir labai tai džiugina. Be abejonės džiugina parapijiečiai, jų geras žodis ištarta, žinot, be proto džiugina ir čia gal, man sakyti, gal netgi tokia puikybė, netgi keliantis dalykas, bet labai yra malonus. Tarkim, kai ateina tau sekmadienį, pasako, kunigė, labai buvo geras pamokslas. Būna kažkoks nerealus momentas, žinot, tiesiog pakelia iki dangaus ir tada ne tai, kad tu kažkaip pakiltum gali tą puikybę, tai netgi priverčia augti dar labiau. Stengtis, galbūt kitam sykiui dar geresnį pamokslą parašyti, dar kažką sukurti įdomiau, dar kažkur sudalyvauti, save priversti, suteikia tai motyvacijos. Parapijiečių palaikymas, žmonių palaikymas suteikia tos jėgos eiti galbūt, netgi kai esi pavargęs, kai galbūt jau būni pavargęs nuo susitikimų, nuo pokalbių, tas geras žodis atrodo, tiek nedaug tai reikia, suteikia jėgų. Eini, tada vėl tolyn ir džiaugiesi. Nuostabi šių metų patirtis, kurią išgyvenu, tai yra parapijiečių lankymas, namų šventinimas ir susitikimai su parapijiečiais. Labiau ta mano dabar į Lapių parapiją, tai aptarnaujama mūsų parapija nukreipta šitą mano tarnystę. Bet tikrai turiu nuostabius susitikimus, kur bent šeimai stengiuosi bent valandėlę skirti prie arbatos puodelio, pakalbėti, pabūti. Ir būna nuostabu, kai tu nueini, žmonės laukia tavęs pasiruošę netgi klausimus. Ko galėtų paklausti? Sako, mes niekada neišdrįstam ateiti bažnyčią ir kažko į zakristiją ir ten paklausti. O sako, jūsų atėjimas mums suteikia progą paklausti kažko, atsakyti rūpimus klausimus. Tai džiugina. Ir pats susitikimas tikrai labai tokių šiltų momentų galiu išgyventi, lankant savo parapijos žmonės. Tai aišku, tarnystė prie altoriaus parapijoje, tuo pačiu Šaulių sąjungoje, naujas dabar mano gyvenimo momentas, kur po truputį įsijungiu kaip šaulių kapelionas, kurio anksčiau nebuvo šitos pareigybės ir dabar po truputį kuriu Kauno apskrityje ir kiti kapelionai savo apskrityse, kuria šitą tarnystę, kaip galėtume prisidėti prie šaulių, kad jų šaulišką tarnystę galėtume pagerinti savo buvimu. Tai žinot, irgi tai yra ir pokalbiai, ir pabuvimas, ir toks bendro ryšio kūrimas, kuris tikrai irgi daug malonių teikiantis. Bet manyčiau, yra tikrai tų momentų, kurie nuliūdina. Tai būna vienas iš tokių skaudžiausių momentų, su kuriuo susiduriu, tai ir kuris mane patį asmeniškai labiausiai liūdina, tai tas, kad jeigu kažkas įvyksta, tarkime, bažnyčioje, tarkim, kažkoks kunigas kažkur suklysta savo gyvenime, kažkokia situacija bendrai bažnyčioje, kad tai yra priskiriama visiems. Jeigu vienas suklydo, tai jūs visi esate tokie. Jeigu bažnyčioje kažkas nutiko, tie kunigai, jie tokie visi, jie vienodi. Tai mane skaudina, žinot, dabar, kai esi jaunas ir atrodo patys tie jaunatviški metai, kur atrodo daugiausiai tos energijos, daugiausiai noro eiti ir daryti, tokį išgirsti iš šono, jūs visi vienodi. Jūs visi, jums tik pinigai rūpi, jūs visi
kažkur, tarkim, kokiuose kitokiuose situacijose, paslydę savo gyvenime ir papuolę į nuodėmę, jūs esate vienodi. Tai mane skaudina. Tai mane liūdina, nes aš to net padariau. Aš nesuklydau, dar tikiuosi. Jeigu kažką ir padariau, tikrai atsiprašau savo parapijiečių už savo netobulumus, už žmogiškumus, bet atrodo nieko neįskaudinau tiek, kad jis galbūt išeitų iš bažnyčios, ją paliktų ir jam tai būtų įsirėžtų kaip skausminga patirtis. Bet aš nešuosi pasakytą žodį, kad jūs visi vienodi. Tai vienas iš skaudžiausių momentų. Aišku, kitas momentas turbūt tai yra žmonių abejingumas, su kuriuo tenka susidurti, kartais teikiant sakramentus. Labai jau įsimintinas vienas momentas, kuomet teikiant ligonių sakramentą, nuėjus šitą sakramentą teikti, artimieji sakė, kunige, tu atlik savo magijas, o mes eisim į balkoną tuo momentu parūkysim. Ir tada supranti, taip, aš atėjau dėl to žmogaus, kuris ligos patale, kuris serga, kuriam aš suteiksiu sakramentą, bet supranti, kad jo artimiesiems jis visiškai nerūpi. Tada, o kam tada jūs mane pakvietėte? Tada kyla galbūt širdie tokia mintis, tas klausimas, kodėl aš čia? Ir tada galbūt po ilgesnio klausimo paprasčiausiai supranti, kad artimieji bijo, kad gal vaidensis gyvenime paprasčiausiai to žmogus, jeigu numirtų. Tai va tokie skaudus momentai, kurie nuliūdina iš tiesų. Tu grįžti namo ir tu nesupranti, kam aš ten dabar buvau. Aišku, save guodi tuo, kad padėjau tam mirties patale esančiam žmogui. Jam suteikiau galimybę susitikti su viešpačiu per atgailos sakramentą, per Eucharistiją, per švenčiausiai sakramentą. Bet tai, ką matai aplinkui jį, tai labai liūdina ir skaudina. Tai be abejonės galbūt yra ir tokių mažų, ir tokių nedidelių dalykų, aišku, tie kartais nepasitenkinimo kokie nors žodeliai ar kažkas, ko išgirsti, bet tai galbūt nėra. Prie to turbūt pripratom dar besiruošdami kunigystės keliui, tikrai ne vieną kartą. Visai buvau išvadintas, visai ir negražiai, ir tai nebuvo, priėmė visą tai. Bet turbūt labiausiai tas abejingumas, tai skaudina ir liūdina. Taigi tikrai manyčiau, yra tų sunkių gyvenime tų momentų, kunigiškam pašaukime tų momentų, kurie liūdina ir skaudina. Bet aš manyčiau, kad gal tai nėra didžiausia priežastis, kodėl, tarkim, šiomis dienomis mažėja mūsų kaip kunigų, kodėl mažėja pašaukimų. Manyčiau, labiausiai mažėja todėl, kad mes bijom įsipareigoti. Tai yra didžiausia problema. Ir todėl mažėja ne tik, sakykime, kunigų, bet mažėja ir santuokų. Nes mes, norim gyventi savo. Patogiai, susikurti gerą gyvenimą, šiai minutei gyvenu gerai, to ir man pakanka. Ką man rūpintis kitu? Ir tai liečia ne tik kunigystę, tai liečia ir šeimą. Pagyvenau su kažkuo, įsiskyriau, ką man įsipareigoti. Ir dėl to aš manyčiau, mažėja santuokų, mažėja ir pašaukimų jaunuolių, kurie ateina į seminariją. Nes įsipareigoti dėl kito, tai yra sudėtinga. Mūsų turbūt pasaulis ir visuomenė apie tai nebekalba. Mes kalbam, kad kaip geriausiai susikurti savo gėrį savo, kad tu jaustumės šiame pasaulyje, kad tau viskas būtų gerai, kad tik tu būtum komfortabiliai įsikūręs ir tau visko pakaktų. O rūpintis kitu, galim sakyti, nebemadinga, turbūt gal netgi tampa. Ir tai, manyčiau, yra didžiausia priežastis, kodėl mano čia turbūt manimu, kodėl mūsų mažėja. Mažėja pašaukimų ateinančių į seminariją jaunuolių, nes trūksta noro įsipareigoti. O kunigystėje tu turi įsipareigoti, tu atrodo šeimos neturi, bet tu turi dar didesnę šeimą, tu turi parapiją, kurioje rūpesčiai ir sunkumai ir džiaugsmai nesibaigia pastoviai.
tu atdedi savo kažkokias, galbūt savo šeimos problemas, savo šeimos krizės į šoną ir rūpinasi pirmiausiai parapijos reikalais. Ir to mes nenorim. Mes geriau atvirkštinę variantą darysim. Rūpinsime savimi, savo šeimomis, bet nebandysim kito gėrių rūpintis. Tai turbūt vienas iš tų tokių pagrindinių momentų. Be abejonės prisideda ir tai, kad tie jauni žmonės girdi tos apie skandalus bažnyčioje, apie problemas, apie sunkumus, su kuo susiduria kunigai. Ir tai irgi yra priežastis, kodėl, manau, mažėja pašaukimų, bet tai gal nėra tokia esminis momentas. Nes man besimokant, kodėl daugiausiai paliko man besimokant seminariją jaunuolių? Nes prasčiausiai trūko to ryžto siekti to, ką nori daryti ir siekio tarnauti kitam. O šito reikia kunigystėje labai daug. Tai turbūt šito Velykų laiku ir norėčiau palinkėti, kad nepritrūktume savo gyvenimuose to ryžto, siekio tarnauti kitam, padėti kitam, to mūsų ir pats Jėzus Kristus mokė. Jis buvo tas, kuris rodė tarnystės pavyzdį. Jis sugebėjo pasilenkti prie kito kojų, jas nuplauti ir taip parodyti save kaip žemiausią tarną. Ir to turbūt turėtume mokintis, nebūti savo gyvenime karaliai, bet turėtume mokytis tos tarnystės dvasios, pasilenkti prie kito, prieiti prie kito ir būti su kitu. Ir jeigu tai darysime, turbūt ir pasaulis keisis, ir gyvensime geresniam pasaulyje, ir tikrai mažiau ir tų nelaimių, ir problemų bus mūsų gyvenime. Tai turbūt šiuo Velykų laiku to ir labiausiai norėčiau palinkėti, kad kiekvienas turbūt dar šalia visko, dar drąsos įgautume, žengti su ryžtu savo gyvenime, nebejoti savo pasirinkimais, savo pašaukimu, tai ką jaučiame, kad Dievas mums siunčia, kaip Dievas mums kalbina, kad nebijotume, o drąsiai bandytume pasirinkti, nes kai prasideda dvejonės, kai bandai susikurti kažkokį planą B, tuomet ir žiūrėk kažkaip nučiuoži nuo to kelio ir paslysti savo pašaukime. Tai drąsos, stiprybės ir ženkime su Viešpačiu per savo gyvenimą. Sudie.